5 italų virtuvės neįprasti įrankiai. Tai yra peilis pusmėnulis, kuriuo italė save gerbianti virėja pjausto ant lentos petražolės, rozmariną, laurolapą, kad paskaninti mėsą ir žuvį. Spageti išgriebėjas, nes spageti, kaip žinia, slysta, kad juos išgriebti iš puodo ir dozuoti porcijas lėkštėse naudojamas šitas. Karalienė moka įvairių dydžių, įvairiems kiekiams. Svečiams yra ir tokių, radau pas savo vyrą tokį bernautinį, nežinau kaip naudoti, bet yra ir neišmeta, laiko kolekcionuoja. Taip pat bulvių traiškytojas. Nors aš mielai naudoju ir lietuvišką kočėlą bulvėms ir vyrui. Ir aliejinė. Nes italas nusiperka paprastai aliejų didžiulėse tokiose skardinėse, kai lapkritį yra aliejaus sezonas, arba buteliuose ir paskui perpila. Nes elegantiškai reikia dozuoti, kai gamini valgyti į keptuvę įpilant iš šito indo. Na tiek, aš Rūta, 30 metų Florencijoje, Florencijos gidė, ateikite į mano ekskursijas, kai būsite. Aišku, savaime yra ir kitų įrankių, pavyzdžiui, toks neįrankis, čia yra elementari skylė dozuoti spagetį, arba toks irgi. 100 gramų spagetį, nedaugiau, kaip rekomenduoja italų šeimos gydytojas. Iš Florencijos tiek.